Sveiki atvykę į video seminarą pelno nesiekiančių organizacijų apskaita. Medžiaga yra paruošta pagal 2024 metais įsigaliojusius teisės aktus. Susipažinkime, aš esu Rūta Usaitė Donelienė, būsiu jūsų lektorė, esu finansų magistrė, buhalterė profesionalė, praktinę buhalterio veiklą vykdau nuo 2003 metų, o su pelno nesiekiančiam organizacijom dirbu nuo 2010 metų. Taigi pakankamai ilgą laiką stebiu įstatymų pakeitimus, veiklos reglamentavimą, būtent susijusiu su pelno nesiekiančiomis organizacijomis. Ir tikrai galiu pasakyti, kad griežtėja, daugėja reikalavimų, paramos atskleidimam ir panašiem dalykam. Esu UAB Žinius steigėja ir vadovė. UAB Žinius teikia apskaitos paslaugas ir konsultacijas. Taip pat esu įkūrusi mažąją bendriją Žiniaus mokymai užsiima mokymų organizavimu įvairiausiomis finansų temomis. Daugiausiai dirbame su įmonių vadovais. Esu finansų ABC nefinansininkam mokymų programos autorė. O daugiau apie mūsų paslaugas ir produktus galite sužinoti apsilankę mūsų svetainėje www.žinius.lt. Ir būtinai parašykite man, žiūrėdami šią medžiagą, jeigu norėsite pasikonsultuoti mokymai@žinius.lt. Apie ką bus šis seminaras? Tai medžiagoje daugiausiai kalbėsiu ir dėmesio skirsiu finansiniai apskaitai ir mokestiniai apskaitai. Ir tikrai neskirsime daug laiko pačiai projektiniai apskaitai, nes projektinė apskaita yra dar tokia didžiulė plati atskira tema, kur būtų galima kalbėti turbūt atskirame seminare 5 valandas apie projektinės apskaitos reikalavimus. Taigi finansinė apskaita mūsų fokusas ir mokestinė apskaita, ir seminaras ir yra padalintas į tokias 2 dalis, tai yra pelno nesiekiančių organizacijų apskaita ir teisiniai aspektai. Tai eisime per finansinės ataskaitas, per reikalavimus, pelno nesiekiančių organizacijų apskaitos taisyklės nagrinėsime, žiūrėsime, kaip reikia sudaryti teisingai finansinės ataskaitas, kaip taisyti klaidas, rašyti aiškinamąjį raštą, paruošti veiklos ataskaitą, beje 24 metais įsigaliojo teisės aktų pakeitimai, būtent veiklos ataskaitą reglamentuojantis. Pakalbėsime apie likvidavimą, pertvarkymą trumpai pelno nesiekiančių organizacijų. O antroji seminaro dalis, jinai yra apie mokesčius. Tai yra pelno mokesčių ypatumai, bet tas, kas liečia būtent pelno nesiekiančios organizacijas. Tai yra parama, paramos ribojimai, deklaravimas, nekilnojamo turto mokestis ir jo lengvatos pelno nesiekiančiom organizacijom. Apie savanorystės reglamentavimą pakalbėsime, kompensacijos ir prizai, kaip apsimokestina viešuosiuose renginiuose arba sporto varžybose. PVM įstatymo straipsniai nuo 20 iki 26, kurie tiesiogiai yra susiję irgi su pelno nesiekiančių organizacijų veikla. Išmokos užsieniečiam, tai yra pelno mokestis prie pajamų šaltinio. Tai šiandien tokį ilgą seminarą turėsime. Tad pasiruoškite kantrybės, pasiruoškite kažkur užsirašyti, pasikonspektuoti. Ir žinoma, seminaras, video seminaras, kuom yra gerai, tai tos temos, kurios jums mažiau aktualios, jūs visada galite tiesiog jas praleisti, neklausyti. Ir priešingai temos, kurios jums yra labai svarbios, tai galite ir susistabdyti ir dar kartą grįžti, dar kartą paklausyti. Tai toks yra privalumas naudojantis video medžiagą mokymuose. Ką dar esu paruošusi prie šios medžiagos, tai priedus, pelno nesiekiančių juridinių asmenų, buhalterinės apskaitos pačias taisyklės rasite, supaprastintos tvarkos aprašą. Esu paruošusi jums nuo savęs dovaną pavyzdinį sąskaitų planą, įdėjusi jį į lentelės formą ir tai yra žymiai patogiau naudoti lentelės formoje sąskaitų planą. Tai naudokitės, džiaukitės ir dirbkite efektyviai, patogiai ir greitai. Šis seminaras, kam jis yra skirtas? Tai jis yra skirtas buhalteriam, kurie iki šiol nėra vedę pelno nesiekiančių apskaitos organizacijų ir nori išmokti tai daryti. Arba buhalteriam, kurie nori atnaujinti savo žinias, nes jau dirba su pelno nesiekiančiomis organizacijomis ir tiesiog domisi visais įmanomais pakeitimais ir naujovėmis. Taip pat ieško sprendimų, kaip savo darbą pasilengvinti, pasigreitinti.
Na ir šis seminaras tikrai nėra skirtas asmenim, kurie neturi buhalterinės apskaitos pagrindų, nežino, kas yra dvejybinis įrašas, nežino, kas yra didžioji knyga, nes dėja, bet pagrindų šiame seminare jūs negausite. Tai kitaip sakant, reikia turėti buhalterinės apskaitos pagrindus ir ant tų pagrindų tada šito seminaro medžiaga gali būti jums labai, labai naudinga ir naudinga ilgai. Taigi, linkiu efektyvaus mokymosi ir keliaujame prie pirmosios temos.